Nepasitikėjimo savimi savoka savyje talpina daug būsenų. Pirminė būsena yra pasitikėjimas. Nepasitikėjimas yra adaptyvi reakcija. Jeigu kūdikis nepasitikėtų savimi, jis neišmoktų vaikščioti. Jis nevertina, jis tiesiog veikia. Nepasitikėjimas savimi yra adaptyvi reakcija su sąlygomis, kurias mes patiriame augdami. Kai mus kritikuoja, kai mus vertina, kai mus lygina. Ir vėliau tai formuoja mūsų reakcijas ir elgesį. Kaip tai vėliau reiškiasi gyvenime? Baimė klysti, visuomenės nuomonės svarba, susimenkinimas ir gėda, savo ribų nejautimas, neapsisprendimas, depresinė būsena, kitų žeminimas. Nepasitikėjimas su savimi visad atsineša suvokimą, kad kažkas su manimi yra ne taip, nes niekaip negaliu numesti svorio. Bijau pradėti kažką gyvenime naujo, bijau suklysti ir panašiai. Tačiau šiuos suvokimus mes galime keisti naujais ir naujomis reakcijomis į savo pasirinkimus. Aš, Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, kviečiu tave į nemokamą konsultaciją. Registruokis regresinėterapija.com